Dar kartelį labas vakaras visiems. Pradedam įrašinėti, aš pasidalinsiu savo ekranu ir turėtumėt matyti mano klausimus, tiksliau klausimus skirtus man. Aš turiu atsidengęs ir skaidrės, jeigu man bus reikalingos. Gavom iš 3 žmonių klausimus, tai šiandien juos atsakysiu ir parodysiu. Tai Kristina pirmiausiai klausia, ką reiškia priverstinis likvidavimas. Galit parašyti čia, ar tikrai mane gerai girdit. Girdim, puiku. Aš susirasiu šitą skaidrę, kad galėčiau jums palyginti, bus lengviau suprasti. Tai gerai, ką reiškia priverstinis likvidavimas? Tai įprastai, jeigu mes skolinamės iš TradFi, vadinasi, tradicinių finansų pinigus, kreditorius turi būti licencijuotas finansų įstaigos. Decentralizuotose finansuose bet kas žmogus arba kodas, ir dažniausiai tai yra išmanioji sutartis, kuri patvirtinama skolinimą. Skolintis irgi gali bet kas žmogus arba kodas arba dirbtinio intelekto agentas. Tradiciniuose finansuose mes dažniausiai skolinamės iš bankų, finansinių institucijų, kredito unijų ir turi patvirtinti mus kaip tikrus asmenis su gerai ir tinkama kredito istorija. Dabar apie palūkanų normas, tai nustatomos algoritmiškai, o centrinio banko, o tradicinėse finansuose tai nustatomos centrinio banko ir kreditorių. Užstatas. Dabar prieinam prie esmės, prisiminkim šitą klausimą, ką reiškia priverstinis likvidavimas. Pradėkim nuo tradicinių finansų. Paprastai paskolas, jeigu vartojimo paskolas užtenka geros kredito istorijos, bankas mato, kad apyvartiniai pinigai vaikšto po sąskaitą, mato, kaip mes elgiamės, sakykime, su pinigais ir pagal tai vertina ir mums paskolina. Jeigu didesnė suma, mes turim galbūt užstatyti kažkokį turtą, įkeisti ir gražinimas yra fiksuotas, bet bankas neturi visiškai jokios garantijos, kad mes tikrai atiduosim tuos pinigus. Jeigu neatiduosim, žinoma, nukentės mūsų turtas, gali būti praradimai, teisinės pasiekmes ir panašiai, bet jie iš karto nežino, ar mums pavyks atiduoti ar ne, mums patiems. Mes patys nežinom skolindamiesi pinigus, mes viską vertinam pagal dabartinę situaciją ir tikimės, kad pavyks atiduoti skolintus pinigus. Bankas tikisi, kad mums irgi pavyks ir jiem pavyks atgauti pinigus. Su decentralizuotais finansais, kadangi nėra visiškai jokio trečiojo juridinio vieneto asmens, kaip mes galim pasiskolinti pinigus, mes galim užstatyti didesnę sumą. Tai reiškia, kad jeigu aš skolinuosi vieną eteriumą, aš galiu šiandienos kainą, dabartinę kainą, kai skolinuosi, pasiskolinti nuo 50 iki 60%, iki 80 net kai kur šiandien tikrinau platformas eteriumo. Tai reiškia, galiu gauti, kad lengviau būtų skaičiuoti, pusę eteriumo, bet galiu gauti ir 0,8 eteriumo, bet geriau yra mažiau skolintis, nes tai yra rezervas. Tai vad ką reiškia priverstinis likvidavimas. Jeigu aš pasiskolinu
užstatau savo eteriumą, nes nenoriu jo prarasti kaip turto. Įsivaizduokit, kaip hipoteka būtų su nekilnojimu turtu ar kažkas tokio. Užstatau savo eteriumą ir aš gaunu Amerikos doleriais tos dienos kainą. Pavyzdys, jeigu eteriumo vertė yra 4000, aš gaunu $2000 ir neprarandu savo eteriumo. Jeigu kartais eteriumas nukrenta nuo 4000 iki 2000, prastai būna dar rezervas, likviduoja šiek tiek 3 arba 5% anksčiau. Tai reiškia, kad išmanusis kontraktas, smart kontraktas vadinasi, kuris mums suteikia paskolą ir kuris paėmė pinigus iš kažko kito, nes viena pusė yra, kuri skolinasi, kita pusė, kuri skolina. Tai tie, kurie skolina, tiesiog padeda už metinės palūkanas. Ir tada tas išmanusis kontraktas perskolina pinigus kažkam kitam, bet už tai paima eteriumą. Aš pasiemu, tarkim, 2000 ir palieku savo eteriumą. Jeigu per sutartą laiką ir terminą aš atiduodu tuos pinigus, aš atsiimu savo eteriumą. Jeigu eteriumo kaina pradeda kristi žemyn, tada automatiškai įvyksta apie tai, ką klausė Kristina, tai įvyksta priverstinis likvidavimas. Ir išmanusis kontraktas parduoda tą eteriumą ir grąžina iš karto skolą automatiškai tam, kuris skolino pinigus. Dėl to gali veikti, nes viskas tiesiog mes įkeičiam daug daugiau turto, negu pasiskolinam iš karto. Sakykim taip. Dabar, kada šita praktika nėra naudinga ir teisinga, tai tada, kai visa kriptovaliutų rinka važiuoja į viršų, yra bulius, reiškia bus kažkada korekcija. Ir čia vėl lygiai tas pats, kas su naujais žmonėmis, kurie ateina į kriptovaliutų rinką, nesvarbu, kokie jie kryptį pasirenka, ar šitą skolinimąsi, ar investavimą, ar spekuliavimą, ar priekybą, nauji visada nukenčia, nes nežinau tam tikrų subtilybių. Tai dabar įprastai gal pirmiausia pasakysiu, kokią strategiją naudoja. Tai įsivaizduokit, jeigu aš paimu, užstatau eteriumą, pasiemu 2000, už tos 2000 nuperku dar eteriumą, užstatau dar tą eteriumą, tada gaunu dar 1000, už tą 1000 nuperku dar eteriumą, dar užstatau eteriumą. Ir taip aš galiu iš savo pinigų sukurti, už savo užstatyto vieno eteriumo, sukurti daug daugiau pinigų, daug daugiau eteriumo ir gauti papildomus pinigus, kuriuos užstatinėjau. Šita praktika yra taikoma ir pažįstu žmonių, kurie labai stipriai, tiesiog labai daugiau šešiaženklės sumas taip uždirbo, bet jie buvo laiku. Šita praktika nėra gera tada, kai esam viršūniai, nes įprastai tie, kurie neturi patirties, ateina girdėdami, kad bet kuriuo atveju visus domina pinigai, pripažinkim, tai yra spekuliatyvų ir kripto patraukia dėmesį vien jo volatilumas arba gebėjimas uždirbti pinigus. Ir nauji dažniausiai išgirsta tada, kai būna bullrunas, kai būna hypas, kai girdi per televiziją, kai girdi per naujienas, kai girdi, kaip kaimynai, pažįstami draugai uždirbo ir tada jie įeina ir greičiausiai praranda pinigus. Nes tarkim, jeigu būtume šitą principą taikę praeitų metų spalį, rugsėjį, tai yra 2025 metais, mes būtume nukentėję, nes būtų mūsų turtas tiesiog likviduotas. Labai paprastai. Bet geriausias būdas yra šitą taktiką, strategiją, praktiką pasinaudoti tada, kai yra meškų rinka ir kai viskas žemai. Turiu omeny, netgi tokiu metu pakyla, sakykime, pakyla kiek
kiek skolina pinigų. Kai pykė būna dažniausiai 50%, nedaugiau, o kai nepykas būna, tai būna ir 80%. Bet 80% skolintis nėra naudinga, nes, tarkim, jeigu dabar kaina yra 2000, nuo iki 1600 tikrai gali nukristi, o likvidavimas įvyks prie 83%, galbūt prie 85%. Ir mes turim vieną papildomą klausimą iš Katolis, tai atsakysiu į jį irgi vėliau ir pademonstruosiu maždaug kaip. Toliau kitas klausimas. Noriu priminti, kad jeigu randat kažkokį klausimą, užsirašykit, galėsit paklausti balsu arba galite tiesiog parašyti į čatą ir kai baigsis klausimai, jų tikrai nėra gausiai šiandien. Dariau, dėkoju, pirmo. Pasiklausysiu ramiai. Gerai, grįžtu. Kitas klausimas taip pat iš Kristinos. Ar priverstinai pardavus, pavyzdžiui, Ethereumą, grąžinami pinigai tam, kuris užstatė, ar dingsta viskas? Tai pirmiausia, Ethereumas, kai yra likviduojamas, mes turime Ethereumo pavyzdį, bet tai galim daryti ir su Bitcoinu, ir su kitom kriptovaliutom. Tai iš principo išmanusis kontraktas paleidžia į atvirą rinką šitos Ethereumus. Tai čia buvo pati pirmoji originali idėja. Dabar tos pačios kompanijos, nes kaip ir vyksta viskas decentralizuotam tinkle, bet kaip ir kalbėjau, yra skirtingi sluoksniai. Jeigu žiūrėjot paskaitą, viskas eina per sluoksnius ir yra agregatorių sluoksnis ir aplikacijų sluoksnis ir čia vyksta visa decentralizacija pačiam vidury. Tai iš principo tinklą mes turim decentralizuotą, bet platformą agregatorių centralizuotą. Aišku, ten dirba išmanusios sutartis, bet ir aplikacijų sluoksnis, ir agregatorių sluoksnis, jos buvo sukurta kažkokių tai įmonių ir jos teikia tokią paslaugą. Nes mums paprastai iki protokolo sluoksniaus mažmenininkams arba tie, kurie mažai išmano tą techninę dalį, tiesiog sudėtinga prieiti. Ir pardavus grąžina iš karto tam, kuris skolino, arba į tą patį baseiną, nes įprastai žmogus netiesiogiai skolina. Vėlgi yra, kaip kalbėjom apie likvidumo baseinus, likvidumo fondus, tai čia lygiai taip pat. Jeigu žmogus skolina į platformą pinigus, tai jis skolina už metinės palūkanas ir pinigai yra kažkuriam tai fonde, kažkokiam baseinė. Kažkas kitas ateina pasiskolinti, užstato savo Ethereumą, gauna pinigus ir iš tų pinigų moka palūkanas kažkam kitam. Tai dažniausiai, kai yra likviduojamas, pinigai grįžta netiesiogiai skolintojui, bet į tą vadinamą baseiną ar pulą ir jam toliau yra toliau mokamos metinės palūkanos. Atsakiau į šitą. Toliau, jeigu skolinasi per DeFi, kaip grąžinama skola, jeigu nereikia užstato. Čia tikriausiai Kristina kažką netaip suprato, užstatas yra reikalingas ir kad tai veiktų, užstatas turi būti daug didesnis, negu mes pasiskolinam. Tai reiškia, mes patys esam suinteresuoti atiduoti tą skolą, kad atgautume savo pinigus. Taip pat kaip į lombardus galima nunešti, užstatyti kažkokius daiktus, auksą, kažką vertingo. Įprastai gauname mažiau pinigų negu rinkos vertė, kad būtume suinteresuoti ateiti, atiduoti skolą ir atsiimti savo daiktą. Čia panašus principas. Ir toliau, kokį turtą galima užstatyti DeFi. Tai yra tik tai kripto turtas.
reiškia įvairių kripto monetų. Ir jų yra tikrai ne viena ir ne dvi. Aš čia atsiverčiau pagrindinę platformą. Tada Ernestas klausė, kuo DeFi paskolos skiriasi nuo banko paskolų ir kas yra užstatoma. Tai mes maždaug šitą atsakėm. Čia yra pagrindiniai skirtumai, tai kreditorių, skolininkus, palūkanų normas aptariam, užstatus aptariam, terminus neaptariam. O tai dar yra skirtumas, kad decentralizuotose finansuose yra fiksuotas arba neterminuotas terminas. Gali ir taip būti. Tradiciniuose finansuose paprastai yra fiksuotas. Decentralizuotose finansuose rizikos skolintojų, tai yra platformos rizika, protokolo rizika, svyravimai, tai yra volatilumas ir priverstinis likvidavimas, valdymo rizika, rakpulas ir tikriausiai atsiras ateityje dar daug kitų. Tradiciniuose finansuose rizikos skolintojų yra tai, kad nemokumo rizika, sisteminė rizika, tai ar force majoras kažkoks ir panašiai. Rizikos skolininkui, tai priverstinis likvidavimas. Čia pagrindinė vienintelė rizika, o tradiciniuose finansuose užstato praradimas ir teisinės pasiekmes. Toliau, kas yra slippage, kaip galim paaiškinti jo veikimą. Tai slippage yra kainos, tarkim, pasikeitimas, tarpas. Mes, jeigu prekiaujam su botais, turim nusistatyti automatinius pirkimus arba pardavimus ir tuo pačiu metu nusistatyti, kada bus įgyvendintas pirkimas arba pardavimas. Čia labai svarbu yra milisekundės ir kuo didesnį slippage uždedam ant kainos, tarkim, čia paaiškinsiu, kaip botai veikia, per tą prizmę gal labiau suprasit. Tai aš jeigu nustatau 10% slippage, tai reiškia, kad man perkant arba parduodant tą monetą, jeigu kaina, nes eina daug pavedimų vieną vietą ir tuos pavedimus prioritizuoja. Kažkuriuose pamokose mes aptariam ir kaip frontrunnerina tas transakcijas ir panašiai validatoriai. Tai reiškia, kad jeigu aš pasidarau mažą mokestį, galbūt mane nukelia į galą ir man nepavyksta iš pirmo, antro arba trečio karto parduoti automatiškai, nes mane vis nukelia į galą. Ir jeigu mano slippage yra tik 10 ir per tą laiką, per 2 ar 3 sekundės, kadangi yra volatilu ir nukrito per 10%, man automatiškai jau nebepadarys pardavimo. Dėl to dažnai nusistatom Solanai, 10% yra ok, bet Ethereumui net iki 30% anksčiau statydavom. Tai yra tiesiog greitas kainos pasikeitimas, sakykim taip, slippage. Toliau Katolis klausia, kaip vyksta skolinimas į DeFi platformoje. Kažkiek mes jau padengėm šitą. Dabar surasiu kitą skaidrę su platformomis. Pagrindinėmis man labiausiai patinka Aave. Ir Aave čia buvo atsidaręs, jeigu spaudžiam, kad use app, užtenka paprasto. Mes įeinam čia, reikėtų prijungti piniginę. Ir galim pasirinkti, neparodžiau kokių yra skirtingų monetų, kuriuos galime mes užstatyti kurį savo turtą. Ir Tether Gold čia yra aukso, Euro, Aave, Global Dollar Functions, DAI, Stablecoin. Dabar yra stabilių monetų era, jos dominavo visą rinką ir kažkiek tai greuna pačias kriptovaliutas, galima ir
Ripple ir Bitcoiną ir žinoma Ethereumą. Ir įsijungus Ethereumą yra, tarkim, vat, totalus kiekis, tai dabar yra išnaudota 2,9,2 milijono iš 3,8. Tai beveik dar milijoną, šiek tiek mažiau, 880 tūkstančių mes galim pasiskolinti iš šito. Tai tie, kurie prideda pinigų, gauna tik 1,82 procentus per metus. Tai ganėtinai nedaug, bet buvo dienų, kai mokėdavo ir 20, ir 30. Kai kurios monetos, žinoma, labai rizikingos ir yra LTV. Tai ką tai reiškia? Tikrai ne televizija. Tai reiškia, kiek išversim tuoj. Tiesiog reiškia, kiek gali paskolinti mum pinigų procentaliai. Loan to value vadinasi iš anglų kalbos. Tai iš principo rašo 80,5 procento. Tai reiškia, aš jeigu vieną Ethereumą užstatau, pažiūrim Ethereumo kainą, tai vat įsivaizduokit, aš gausiu 80 procentų šitos sumos, 80 procentų su pusė doleriais. Jeigu tai bus decentralizuota, birža centralizuotoje irgi galima skolintis, bet ir vienur ir kitur mes dažniausiai gaunam USDT ir ką įprastai darom, už tą USDT mes perkam vėl Ethereumo, kaip sakiau, ir tą Ethereumo vėl užstatom. Ir kai kaina pakyla, mes tiesiog pradedam atidavinėti skolą ir grynintis Ethereumą, kurio kaina yra pakilus. Dėl to ir yra žemas procentas dabar, bet aš nenorėčiau dabartiniai rinkoj, kai mes turim tokią kainą, tai per 4-500 tikrai dar gali pakristi, gali būti smūgis į apačią ir tada būtų likviduojama, nes likvidavimas vyksta prie 83 procentų. Prijungiat piniginę ir viskas veikia. Jeigu norit pasižiūrėti, tai piniginės MetaMaskas, Fantomas, Coin Walletas ir yra daug kitų piniginių. Aš grįžtu prie klausimų. Šarūnas klausia, jeigu aš turiu palikti užstatą, pavyzdžiui, 16 Ethereumo, kad pasiskolinti 8 Ethereumus ir rizikuoti prarasti 16 Ethereumu, kokia tokia skolinimosi prasmė? Čia gautųsi kaip skolinus iš savęs ir dar su rizika. Toj paaiškinsim, aš tiesiog pabandysiu paskaičiuoti. 8, 4, 2, 1, iki pusės eisim. Kaip pavyzdys. Jeigu aš, kaip ir minėjau, kodėl tai yra daroma, kad jūs gaunat doleriais, tai už tuos gautus dolerius aš turiu papildomai 8 Ethereumus, kuriuos galiu užstatyti, tada turiu dar papildomai 4 Ethereumus, kuriuos vėl galiu užstatyti, tada turiu dar papildomai 2 Ethereumus, kuriuos vėl galiu užstatyti, tada turiu dar vieną Ethereumą, kurį galiu užstatyti ir tada turiu dar pusę Ethereumo, kuriuos galiu užstatyti, nes aš gaunu doleriais. Tai įsivaizduokit dabar, kiek bendrai gaunas, kad jūs turit nebe 16 Ethereumų, o jūs turit 31,5 ir jo kainai pakilus, jūs atiduodat vis tiek doleriais. Tarkim, jeigu kaina išauga dvigubai, jeigu dabar po 2000, aš užstatau 32 tūkstančius, kad lengviau būtų skaičiuoti, kaina paaugo iki 4 tūkstančių ir tada
kiek čia sakiau, buvo 31,5, 31,5. Galima greitai atsiversti ir kalkuliatorių ir jūs matysit matematiką. Negaliu atidaryti tikriausiai, nes yra įrašinėjamas ekranas. Jau atsidarė. Tai tada, jeigu kaina pakyla, aš čia darau apvaliais skaičiais, kad viskas būtų aiškiau, bet principą paaiškinu. Tai gaunasi 126 tūkstančiai, o jūs pasiskolinot, jeigu 8 eteriumus dabartinė kaina, tai 8 kart 2, sakėm, ne? O jūs gavot 16. Tai jūs uždirbot 110 tūkstančių dolerių. Yra tokia praktika, tik sakau, ne tada, kai visi šaukia rėkia, kad čia viskas gerai, vėl bulius ir panašiai, nes jau tada ateinat per vėlai. Reikia tai daryti tada, kai yra neįdomu žmonėm, kaip vat, rinka, nežino, kas su rinka bus. Realiai kaip dabar, vyksta konsolidacija, bet mes realiai meškų tokioj rinkoje ir kada jį čia pradės važiuoti viršų, vėl niekas praktiškai nežino. Labai geras klausimas, Šarūnai, tai laukiu dar klausimų, galit ir garsu. Kol kas klausimų neturiu, jeigu nebus klausimų, reikės baigti anksčiau, žinoma, visus tuos klausimus, kurie vėliau užduos, bus galima atsakyti ir kitą savaitę. Aš matau, kad šiandien mažiau renkasi, galbūt dėl to, kad ketvirtadienis, tai mes pabandysim dabar daryti vėl trečiadieniais ir iš anksčiau sukelti visą medžiagą. Rimantai gal turi klausimų? Klausimų negaunu, jeigu negaunu klausimų, supratau, būtent iš šios ryties kol kas ne. Ačiū, džiaugiuosi, kad sureagavot, nes vieną akimirką galvojau, galbūt kažkas nebe taip. Tai jeigu klausimų nekyla, ar bent jau ne dabar, tai bet kada vis tiek galite papildyti tą pačią anketą, arba jeigu kils klausimas iš šitos temos, tiesiog per kitą transliaciją irgi galite užduoti. Tai ačiū, kad susirinkot, įrašą patalpinsiu šiandien ir iki kito karto.